Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki visi, sveiki susirinkę į Ophilą. Šiandien yra paskutinis Pro lygos etapas. Mes tikimės neblogų rezultatų ir turim net 3 automobilius. Ne, tik tais 2 pilotai, bet automobiliai 3. Stebėkit mus. Sveiki! Susitikom vėl Ophilę. Paskutinis finalas. Driftcampas prasidėjo. Realiai mašina pilnai paruošta. Dar mechanikai atlikinėja paskutinius darbus, ką reikia prie jos atlikti, bet pusvalandukas ir pirmieji testranai prieš finalą. Tai stebėkite toliau važiavimą.
Kągi, baigėsi kvalifikacija, kaip matot, dėje, bet jau esu persirengęs, kažkaip nesukrito šiandien kortą. Labai, visa diena buvo labai skirtingi važiavimai. Padariau tikrai nemažai važiavimų, bet labai mažai vienodų, kad ar ten vienodai nesisekė, arba vienodai sekėsi. Ne, bet buvo, gal pamatysit video, tikrai buvo nuostabių važiavimų, 85-90 taškų. Bet labai daug važiavimų buvo ir ganėtinai sąlyginai prastų. Ir toks, tai geriau, tai blogiau, tai geriau, tai blogiau, tai labai gerai, tai labai blogai. Ir visi važiavimai buvo skirtingi. Tai dėja, bet tai buvo ir kvalifikacijoje. O pirmų važiavimų gavau apskritą nuliuką, nuleidau 2 ratus. O antrų važiavimų, aišku, jau kojos dreba visas. Ir surinkau net ten iki 70 taškų. Toks, gavau tikrai užteks kvalifikacijai, net nedvėjojau to, bet pasirodo likau lygtais pirmas už brūkšnio. Tai kaip ir mano važiavimai šiandien baigti. Top 16 formatas tuoj jau prasidės. Ir palaikom vaškelį. Nes kuris laimės. Palaikom. Taigi pagaliau pasiekėme, ko norėjome, tapome drifto karalium, tapau drifto karalium. Buvo ir didelių nesklandumų, buvo ir pačio klaidų, bet sezono gale mes turime 1 vietą metai neįskaitą, tai labai džiaugiuosi už tai. Prieš šitas varžybas turėjome nesklandumų su mano varikliu, tai skolinomės draugo komandos Petronio mašiną ir važiavome su jie visas varžybas. Finalinis rezultatas yra geras, užteko praeiti kvalifikaciją ir top 16 laimėti ir man užteko taškų pilnai, kad nieks manęs neaplenktų. Taigi važiavome toliau, vis tiek norėjom podiumų, bet gavus kaip gavus, top 8 iškritome, bet vis tiek mes esam čempionai, tai ačiū komandai, sponsoriams, kurie palaiko ir ką, manau, susitiksim kitais metais gal stipresniuose vandeniuose.